visiems susirinkusiems. Nekantraudami, pradėkime. Šį vakarą jubiliejinėme mūsų vakare matysite nuo klausimėlio iki telebimbam, o galbūt vakare dar pamatysite ir farus, bet matyt akteryje. Atsiprašau už klaidą. Kviečiame prisijungti ilgaamžius televizijos vadovus, mūsų direktorius, rektorius ir visus garsiuosius svečius. Štai čia į sceną. Kviečiam. Nuoširdžiai sveikinam, atėjom palinkėti ir atsinešėm didelę sunkią dovaną. Dovana yra su visa meile, ji yra įsiuvinėta. Ją siuvinėjo visi dėstytojai, visos katedros, o ypač beigi dekanatas. Kiekvienas po kryželį siuvo, o labai smulkų spalvotą ir reiškia labai, matote turbūt, labai aiškiai matote, kad bedirbdami, betriūsdami, besimokydami, taip labai, nepamirštumėt ir pailsėti. Tai saulė šviečia, skėtis irgi atostogom patiestas, čia tokios šlepetės gražios irgi, viena pora, tai aš įsivaizduoju, kad dabar jau vienai Brigitai, kita Brigitai, kad abidvi arba viena kitai taip. Ir šiaip ar taip, tai va šita dovanėlė tikrai yra su visa meile ir mes jau visai rimtai galiu pasakyti, kad labai didžiuojamės savo atstovybę, todėl kad reta turėti tokius studentus, kurie ir mokytųsi nuoširdžiai, dirbtų nuoširdžiai, studentautų nuoširdžiai. Ir visą, ką jie darytų su meile ir nuoširdžiai. Tai ačiū jums visiems. Dėkojame už kryžius. Dabar norėtume pakviesti mūsų laidos buvusiąją, pačią nuostabią kūrybinę grupę. Kviečiame mūsų alumnius. Tai mes labai norime pasveikinti mūsų buvusius mylimiausius, esamus mylimiausius ir visada būsite mylimiausi ir naujai prisijungusius, kurių dar nepažįstame, tikimės, kad būsite tokie patys žavūs, faini ir mėly, kokie buvome mes. Kadangi mes norime, kad jūs mus prisimintumėte saldžiai, tai dovanojame šį stiklinį indą su saldainiais. Juos valgydami visi kartu, galvokite apie mus ir stenkitės būti tokie faini, kokį buvome mes. Pasipuoškit. Taip. O čia tokia maža dovanėlė nuo manęs. Kadangi 15 gimtadienis, tai dar nėra visiška branda, bet dar ir iš vaikystės neišlipote. O kadangi artėja nuostabios šventės, tai dovanoju jums šiek tiek saldainių, šiek tiek tai, kas susijęs su kalėdomis. Ir šitas tegul laikrodukas skaičiuoja jūsų laiką, kad jūs suspėtumėte atlikti viską. Ir visus esą darbus, ir pasimokyti, ir pastudentauti, kaip dėstytojai sakė. Ir kad, žodžiu, viskam užtektų laiko. Sveikinu. Sveikinimo žodį kviečiame tarti mūsų televizijos kanalo scenarijų autorius Literatų Arka. Gaila, kad stoviu čia šiandien tik viena, bet vis tiek pasveikinsiu. Ir kadangi Literatų Arka yra kurianti draugija, tai čia rasit ne tik saldžių akimirkų, bet ir motyvacijos eiti į priekį ir tobulėti. Tai prašau. Labai įdomu, ar mūsų dokumentinių laidų kūrėjai atvyko. Norėtume pakviesti LFSMD. Kaip matome, jie užstrigo metro Vilniuje. Taigi paplaukime jiems, nors jie netvyko, tikriausiai kuria dokumentinę laidą. Garsiuosius ir operatyviuosius reportažus, kuriančius iš viso pasaulio, tai ESN LEU. Nekviestas tai neįsi gimtadienis ir šiuo metu vyksta istorinis momentas, kada ESN LEU yra pakviestas
pakviesti šitame universitete į atstovybės gimtadienį. Taigi labai noriu padėkoti mūsų kaimynams, kurie tikriausiai greta būdami mūsų, nes mes irgi esame antruose rūmuose, gyvenam, viską mato mūsų reportažus, mūsų darbus. Juose taipogi sudalyvauja. Prieš metus netgi turėjom bendrą projektėlį. Labai tuo džiaugiuosi. Lituanistus galima girti ir girti. Taigi norėčiau labai jūs pasveikinti ir vėlgi bendradarbiavimo ir bendravimo progą išsiaiškinome, kad jūs vartojate vieną dalyką savo atstovybėje ir jo visą laiką trūksta. Ir jūs jo suvartojate labai daug. Jis labai kvepia. Ir todėl galvojame, kad būtų šita dovana praktiška. Nes mes esame praktiški žmonės. Ir tikimės, kad jūs jo nepritrūksite, pasisemsite, benaudodami šį praktinį daiktą, idėjų ateičiai ir, nežinau, visko ko geriausio, sukursite puikius renginius ir stebinsite mus toliau. Taigi, labai sveikinam. Jums pristatyti mūsų kolegų kūrybinės laidas. Pirmosius kviečiame IFSA, kurie visuomet gali viską ir žino, kas slypi kitoje mėnulio pusėje. Ekstrasensų mūšis. Kviečiam IFA. Labas vakaras. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi istorikai. Jų tikslas yra atrasti mūsų reaktorių gaižutį. Žiūrėkime, kaip jiems seksis. Pristatome dalyvius. Mantas. Labas. Simona. Sveiki. Gabrielė. Simona. Pirmą kartą jas pamačiau. Kai pirmą kartą jas pamačiau. Prisiekiu, išsigandau. Prisiekiu, išsigandau. Moteriškas kolektyvas. Moteriškas kolektyvas. 100% pozityvas. 100% pozityvas. Pertraukų metu jos bando užvaldyti Leu. Pertraukų metu jos bando užvaldyti Leu. Net rektorius Gaižutis jaučiasi prie jų mažutis. Net direktorius Gaižutis jaučiasi prie jų mažutis. Who's that creeping up the stairs and spooks? Na ką, tai IFSA linki jums nepritrūktų kūrybinių idėjų. Kaip matom, tikrai jums jau netrūksta. Bendradarbiauti su tais ekstrasensais, aišku. Ir šiaip užkrėsti mus, ta gera jūsų energija, užkrėsti visą fakultetą, visus mūsų antruosius rūmus. Nu, jūsų tikrai trūksta visiems ir visiems patinka, kai jūs tiek daug šypsotės. Tai va, su gimtadieniu. Norime pakviesti tikrus mūsų archyvo perliukus. UMSA, kurie buvo labai maži, o dabar labai dideli. Ir kviečiame peržiūrėti Telebimbam laidą ir kviečiame UMSA. Draugai ir draugės susitinka, nėra namų darbų. Viskas nuostabu. Važiuojam! Labas vakaras, šiandien lankomės UMF darželyje Lopšelyje. Ir šiandien mes pakalbėsime su šiais mielais vaikučiais. Taigi, ir jų auklėtoja be abejo. Taigi, koks tavo vardas? Monika. Tavo? Agnė. Agnė. O koks auklėtojas vardas? Ivona. Malonu. Tavo? Gintarė. Gintarė, toks gražus vardas. Žinom. Eglė. Ieva. Vitalija. Eisvyda. Labai malonu su jumis susipažinti. Taigi, turiu dar vieną klausimėlį. Ką labiausiai mėgstate valgyti? Ledų. Ledus mėgstate. Man dabar šitas patinka. O ką mėgsta auklėtoja valgyti? Obuolius. Obuolius. A šokoladą. Šokoladą. Taip.
O gal kas nors turi jau pirmąją meilę? Ne. Niekas neturi? Tai kaip čia? O beje, kiek jums metukų? Kiek savo metukų? 5. 5? Kokia dar mažytė? Tau? 2. Auklėtojas neklausim. Nemandagu klausti, taip? O dar kas nori pasakyti, kiek metukų? Ar? Prašau. Man 5. Irgi 5. O man 6. 6. O man 4. O tau 4. Aha. Na, gal dar norėtumėt kažką pasakyti ar pasigirti, kas gero čia? Kuo būsit, kai užaugsit? Ai, taip. Kuo norėtumėt būti užaugę? Mokytoja. Mokytoja, kai užaugę. Kaip auklėtoja. Kaip auklėtoja. Turbūt auklėtoja jūs labai myli, taip? Be abejo. Taip. O, kaip smagu. Kas dar norėtų būti kuo užaugę? Aš noriu būti mokytoja. Mokytoja. Aš mokytoja. Aš tai auklėtoja noriu būti. Aš noriu stebėti žmonės. O gal kas nors nori būti odontologu? Ne. O šiaip gydytojų, kur vaikučius gydo, ne? Na ką, vaikai? Padėkok ir atsisveikink. Tai ir norėjau. Taigi, ačiū vaikučiai už jūsų atsakymus ir susitiksime, kai užaugsime. Ate! Patinka mums vaikinai, tik nebūkit cepelinai. Oi, merginos! Vaikinai dainuoja. Šiandien pabūsiu vaiku. Puikiai, dėkui jums. Tai va, tiesiog vaikiški linkėjimai iš UNFO. Mes, kadangi vaikai darželyje viskuo dalinamės, tai teks ir jums pasidalinti šiuos saldainius visoj komandai. O šiaip norėtume palinkėti daug kūrybinių idėjų, apskritai daug šypsenų, daug darbų ir aš žinau, kad jūs tai padarysite. Tai tiek. Nespėjau, jau šventės atėjo, aš dar klajoju mieste. Darbų milijonai, o aš vis nespėjau, užbėgti dar reik pas tave. Matyk išprotėjęs, lygas susidėjęs, draugam reik nupirkt dovanų. Rašau tau žinutę, palauk dar truputį, visai netoli aš namų. Ateina žiema, ta žiema paslydęs pakliūnu. Išsisuku koją, bet vėl atsistoju. Ateina žiema, ta žiema paslydęs pakliūnu. Išsisuku koją, bet vėl atsistoju. Ir reportažus parengė GMTF SA Saugaus tėvų enciklopedija. Kviečiam! Jau ateik čia, taip. Sveiki, šį vakarą susitikom su GMTF SA komanda, kuri pagamins lituanistams pusryčius. Sveiki, aš Agnė. Ai. Labok, aš Artūras, aš ne iš GMTF. Labas. Labas, aš Ieva. Aš Mantas. Karolina. Tomas. Ką šiandien gaminsite? Šiandien mes pagaminsime labai skanius pusryčius, kiaušinienę su raudona paprika ir svogūnais. Ir kokios jūsų nuotaikos? Mūsų nuotaikos... Kokios mūsų nuotaikos? Buvo atsakymas aiškus. Šiandien kiaušinę gaminsime iš kiaušinių. Šiandien kiaušinę gaminsime iš kiaušinių. Dabar paimsiu peilį ir pjausiu papriką. Pjaunu papriką. Labai sunkiai pjaunasi man šiandien. Bet nenusapjau pirštų. 1, 2 ir 3. Labai gerai pjaunasi paprika. Gal norit iš karto pjaustyti keptuvę? Galim pjaustyti tiesiai keptuvę, bet taip, palaukit, tuoj paimsiu. Atsiprašau, čia nesklandumai, tas mane vyksas. Tuoj jūs
viskas padėjo. Gerai, dabar pjaustau toliau ir vėl nepataikiau keptuvę dėję, bet nesvarbu, pjaustau vis tiek. Tuoj, ačiū kolega. Pjaustau, labai daug sulčių ir papjaučiau ir liko dar labai daug pakos. Na. Dabar pjaustysiu svogūną. Iš karto atsiprašau už būsimas ašaras. Svogūnas gan gerai lupasi šiandien sausas. Rytoj tikriausiai bus dar skanesni pusryčiai. Tas svogūnų labai daug. Pataikau. Aš iš Lietuvos, todėl aš kaip tritaškininkas metu ir pataikau visą laiką. Dabar vėl pjaustau, oi, atsiprašom. O, matėt, labai taiklu. Dabar bus kiaušiniai. Tuoj kiaušinį padėjau peilį ir po to, kam aš padėjau tą peilį. Pasiėmiau kiaušinį. Na, dabar kiaušinis. O, labai gerai dužu kiaušinis. Kiaušiniai labai švieži. Reikia visus kiaušinius šiandien padaryti. Perdavė žodį man. Ir aš, tai yra mes, jums norime padovanoti tokią dovaną, kuri išsprendė milijoną nesutarimų, išgydė labai daug žmonių ir sušildė net ir šalčiausią vakarą. Tai prašom. Taip, o dabar įdomiausiai mūsų laidos dalis. Spėkite kas. Ne, laidose tai vadinasi reklama. Kviečiame neišsijungti. Čia tarp eilučių. Dabar bus reklama. Kviečiame neperinkti kanalo ir likti su mūsų laida. Čia mūsų gimtasis sandėlis, į kurį pildyt prikrovė daug prizų. Ir tu tą sandėlį gali ištrūštinti. Stygutį, užmės bitą. Labas vakaras, mūsų šiandienos realybės šou laidoje matysite, kaip mūsų naujoji narė dalyvė Justina numes daugybę svorio. Ir šį vakarą šiai dievo apdovanotai moteriai, kuris jie nepašikštėjo nei šaukštais, nei puodais svorio, padės mūsų puikioji trenerė Monika, kuri yra aikido, dziudo ir visų kitų gražių mokamų žodžių ekspertė. Gero vakaro, žiūrint, kaip sekasi mūsų Justinai. I'm sexy and I know it. Ir šį vakarą mes su Aroviukas trenerėmis mokysimės, kaip Justinai reikia numesti svorį. Taigi, pajudam prie televizorių kartu su mumis. Gerai, pusė nusidos. Kviečiame ant mūsų minkštosios sofutės ekstremalių pokyčių dalyvę Justiną. Justina, kaip jautiesi? Tiesą pasakius, jaučiuosi labai gerai.
man padėjo numesti svorio, todėl galiu labiau savim pasitikėti ir džiaugtis gyvenimu. Papasako, kiek svėri ir kiek dabar svėri. Svėriau apie 90. Kokie buvo pagrindiniai receptai? Galbūt Magdako atsisakei, Heso ar dar kažko? Vien salotos? Salotas ir obuoliai. Oho, čia kaip Umfo seniūnė, ne seniūnė, auklėtoja. Mes su ją pasitarėm ir nusprendėm prieiti tokios dietos. Fantastika, fantastika, paplokime, parodykime dar kartą iš čia. Iš 90 į 32, prašau. Mes taip pat norime jums padėti numesti nuostabaus svorio prieš kalėdas. Jūs visiems reikia buvo 20 kg numes dabar. Taigi kviesime, kai kam reikia jo priaugti, kai kuriuose kūno vietose. Kviečiame jūs į ratą salės pabaigale. Taigi bus 2 plekšnojami savo takeliukus, 2 plekšnojami į draugų iš dešinės. Lula, 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 hei! Šimtas sutalpinti daugiau negu 20 personų. Mums tai parodys kolegos iš laidos pasivažinėjimai su Sesa. Sesa! Kreipiuosi jūs visus į tave. Labas vakaras, šiandien susitinkame su SEF komanda ir turime jiems kelis klausimus. Ar jūs pasiruošę? Taigi, jums klausiu, ką manote apie dainą Šėtonė? Prašau. Prašau, jo. Jūsų kaip SEFo nuomonė. O mes galim visi kartu atsakinėti, ar nauja vadovė? Nauja vadovė, tai gal pirmas. Gerai. Mes manome, kad tai ne daina. O kas tai? Tai yra keistas reiškinys, kurio mes negalime paaiškinti. Jis net pažintas vis dar, mes vis dar ieškome kaip būsimi socialiniai pedagogai bei ekonomistai ir visi kiti žmonės atsakymų į šį keistą ir labai sudėtingą klausimą. Arba tiesiog šypsomės ir būnam šalia, ieškodami atsakymų? Jo, kas ieško, kas šypsosi. Kadangi čia yra Bridžitų šou, mes nuvykome į labai kompetentingą komisiją, kur mums išdavė labai kompetentingą apdovanojimą, kurį norėtume jums teikti. Tai apdovanojimas 15 metų trukusiam realybės šou LF atstovybė, kuris savo populiarumu pralenkė net serialą Santa Barbara. Mes norime... Ir kaipgi be mūsų mielųjų FFSA, kuria laidą, bet kuriam amžiaus grupiai. Nuo mažiausių iki vyriausių žiūrovų ir visada žino teisingus klausimus ir neteisingus atsakymus. Kviečiam!
Simbolizmas. Tai čia, tipo, kai ant lentos pieši simbolius, tai jo, ir vadinasi simbolizmas. Nu. Ir dar ką žinai apie simbolizmą? Tai dar žinau apie simbolizmą, kad aš sugalvojau jį, nu, ta prasme. Tai va, tai simbolizmas labai geras dalykas, nes jeigu reikia žmogui paaiškinti, suprantat, ką nors, tai nupieši simbolį ir jis viską iš karto supranta. Sveika, lietuvių tauta garsėja ne tik gražiamis moterimis, bet ir gražiais vyrais. Tai koks rašytojas tau yra pats gražiausias? Marius Katiliškis, žinoma. O kas labiausiai jame tau patinka? Na, išvaizda, žinoma. Toks vyras, tvirtas. Sveikos. Ką žinot apie Dėkų mišką? Tai čia ta taisyklių knyga krepšininkams. Jo, ten, kur visi krepšininkai rinkdavos, jo? Ten žaisdavo valdančių. O tai, ką žinote apie Balių Sruogą? Irgi krepšininkai. Ai, tai jisai laimėjo pasaulio čempionatą praeitais metais. Čia užpraeitais. Ar užpraeitais? Šaunuolės mergaitės, ačiū už atsakymą. Mes norėjom. Atsiprašau, kas tau labiausiai lituanistikos fakultete patinka? Ne. Sveikas, ar turi savo mėgstamiausią lietuvių rašytoją? Taip, turiu. Ir koks jisai? Man mėgstamiausias? Taigi, Putinas. Taip. O ką žinai apie Joną Jablonskį? Jonas Jablonskis dažniausiai buvo garsus lietuvių rašytojas. Berods iš Žemaitijos buvo, taip kad prijaučiu jam iš tikrųjų tiek dvasiškai, tiek sieliškai. Ir nieko, šaunus vyras, taip. O tau patinka Mačernis Deivis? Mačernis, iš tikrųjų Na, sakai, čia toks kaip kurortinis miestas gal? Kad mūsų klausimėlį pakalbinot, kad mūsų pagalėte šią laidą ir taip gražiai viską sumontavot. Ir norėjom jums paduoti šią tokią kuklę dovaną. Tiesiog mes jau ganom kalėdom, tai vat ir sveikiname. Su kalėdom. Ogi nuostabiausios Liausa biuro ir norėtume pakviesti juos. Mes nekūrėme jokios intriguojančios informacijos, jos ir nereikia, juk Liausa nėra atstumo. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Čia išvažiavo visi kiti su Sefo tą mašiną, kur ten daug visko pardavėm. Išvežė visus. Parduok kaip lėlė, o ne parduok, tai yra. Gerai, atsiprašau, nežiūrėk taip. Visi vis tik supranta, kad nieko protingo nepasakysiu. Ne, iš tikrųjų, tai kuom skiriasi šitas fakultetas, kuom skiriasi LF-as, ne tik jų atstovybė, bet ir pats visos fakulteto bendruomenės. Nėra vaikinų. Nėra vaikinų, yra vienas. Bakalaurantų, atleiskite. Mes Nerijus žinom, kad tu esi, tave labai gerbėm ir mylim. Dievas esybė, bet tavęs nėra. Jo, tiesiog. Gerai, tęsim tą kalbą. Bakalaurantų nėra vyrų. Yra? Tu nepasavygoji. Na. Gerai, dabar šūksnį iš šitas žiūrovų auditorijos nutyla. Tai iš tiesų mes galvojom, labai ilgai galvojom, ką jums čia padovanom. Ir nusprendėm, sakė Pefas, kad artėja Kalėdos, mes irgi nusprendėm, kad artėja Kalėdos. Toks mergaitiškas būrelis visa atstovybė, toks mergaitiškas. Ir iš tikrųjų
Pagalvojom, ko iš tikrųjų nori moteris. Kas gali pasakyti, ko iš tikrųjų nori moteris? Kas norėt? Šiaip man verta teisinga atsakymą. Bet, valgyt visiškai mes negalima, taip, kad jūs būtumėt gražios, energingos ir lieknos. Mes tokią simbolišką dovanėlę jums. Norėčiau į mūsų studiją, į mūsų sceną pakviesti visą organizatorių komandą LPSA. Labas. Žydrųjų televizijos ekranų čia studijoje dėkojame, kad visą vakarą buvote su mumis ir po šios laidos visus kviečiame į privatų vakarėlį po Kuspicėje Švitrigailos 4. Kartu dirbom, kartu nemiegojom, kartu badavojom ir kartu darėm viską, kitaip sakant, buvom komanda. Dėl to mes jai ir sakom didelį ačiū. Rinkiminė konferencija mūsų ta jaunoji, mažiausiai vieta sakė, kad jos bene pats didžiausias tikslas yra užaugti. Nesupratau, jinai gal ten umfė pabuvus biškai. Mažai ką. O jeigu ir vėl rimtai ir greitai, tai liūkėt. Visos komandos vardu esu įpareigota tau pasakyti. Linkim tau užaugti. O kad svarbiausia, be to, kad tu dar užaugsi, mes nežinom, kad tu užaugsi. Linkim išlaikyti komandą ir dirbti. Gyventi nespėjau, šventės atėjo, aš dar klajoju mieste. Darbų milijonai, o aš vis nespėjau, užbėgti dar reik pas tave. Netik išprotėjęs, lydės susidėjęs, draugam reik nupirkt dovanų. Rašau tau žinutę, palauk dar truputį, visai netoli aš namų. Ateina žiema, ta žiema.